Sveiki, čia aš Baltoji lapė. Primenu, šis tarot kortų skaitimas yra bendras. Dėl privataus tarot kortų skaitimo rašykite man į Messengerį, privačią žinutę. Ir kaip ir minėjau anksčiau, būkite aktyvus, komentuokite po mano video. Arba jeigu esate nedrąsus ir bijote, rašykite asmeniškai. Kaip vienas iš jūsų padarėte, paklausėte manęs apie praeitį. Ar kad norėtumėt sužinoti praeitį ir kadangi pamaniau visiems tikriausiai bus įdomu ir galbūt irgi galvojate apie tai paaiškinsiu, ką tiksliai darau su praeitim ir kodėl aš nelabai užsiemu praeitimi. Todėl, kad gyvenime mes nepakeisime to, kas yra įvykę. Gyvenime viskas vyksta ne be reikalo. Todėl aš galiu pasakyti jums, kokias pamokas jūs turite išmokti, vis dar nesate išmokę ir tempėtės, va dabartį turite. Nes jūs kaip siela ateidami į žemę pasirašėte savo sielos kontraktą, jūs esate pasirašę. Kiekvienas esame atvykę į žemę ir kaip siela turime tą kontraktą, kad jeigu norėjote išmokti, kiekviena siela iš tikrųjų pasirenkat, kokias pamokas norite išmokti, kokias patirtis gauti, kokias savybės. Ir jeigu jūs kaip siela buvot pasirinkę, kad norėjote įgauti stiprybės ar kokiu čia dar pasakykime, drąsos įgūdžių ar savybių ir taip toliau, tai jūsų gyvenimas iš tikrųjų, ką teko jums pereiti ir gal dar reikės eiti. Jūsų gyvenimas iš tikrųjų nelengvas. Tokiam žmonėm gyvenimas yra labai sunkus, iškrenta visokiausi įvykiai, kad pasitaiko, kad artimųjų žmonių netekimas, traumos visokiausios. Tai, kas paveikia žmogų, kas priverčia pajusti didžiulį skausmą, kaip ir minėjau, žmonės mokosi tik tada, kai patiria skausmą. Mes kaip sielos tobulėjame tada, kai esame sugniuždyti, tai priverčia mus klausinėti, kodėl taip vyksta, kas kur. Ir mes esame priversti keistis. Taigi, ką turėtumėte žinoti, tai kad tai praeitis yra svarbi, tik tiek, kad ko jūs nesate išmokę, kad kokių pamokų nesate dar išmokę, kad tai veikia dabartį. Bet svarbiausias momentas yra dabartis, nes taip kaip jaučiamės, elgiamės, priemam kokius sprendimus dabartį, tai veikia mūsų ateitį, kas bus rytoj, kas bus poryt. Taigi tikriausiai esate girdėję apskritai reklamose ar žmonės kalbant, psichologus, kad sako, kad dabartis yra svarbiausia, sako, gyvenkit šiuo momentu ir taip toliau. Akcentuoja, kad dabartis yra svarbiausia. Bet ačiū, kad esate aktyvus, kad rašote, maždaug dabar žinau, kas yra vieniem svarbu ir pamaniau, kad galbūt daugumai bus įdomu išgirsti ir sužinoti. Taigi būkite aktyvūs, nebijokite rašyti ir po mano video, aš nesikandžioju ir aš neverčiu jūsų pirkti privačių tarot readingų, jūs skaitimų
Jūs galite man rašyti po mano video, siūlykite temas, klauskite ir mes galime pakalbėti taip, aš padarysiu video. Taigi, šiandieną vat ir bus ta tema, kad ko neišmokote iš praeities ir vis dar tai tempėtės dabartį, kas veikia dabar jūsų dabartį. Tai ko neišmokote, pažiūrėkime. Kantrybės. Skubate kažkur labai. Tai va, kantrybės su artimais žmonėmis. Šeima, antra pusė, giminaičiai, draugai, jums artimi žmonės. Jūs esate linkę spausti žmones. Tikriausiai kelia didelius lūkesčius. Daug ko galbūt reikalaujate iš jų. Taip tikrai labai spaudžiate žmones, savo artimus žmones. Suvokimo tikitės iš jų, kad jie jūs supras. Tikriausiai tikitės, kad nekalbant, nepasakant, nekomunikuojant, jie žinos, ko jūs norite. Tarsi jie turėtų mokėti skaityti jūsų mintis. Na tai būtų smagu, kad žmonės galėtų skaityti mūsų mintis ir tikriausiai taip jūs tikitės, kad artimi žmonės žinos, ko jūs norite, ko jūs siekiate, ko jums reikia, kur jūs einate. Kad jie supras jūsų skausmą, tai ką jūs jaučiate, kad žinos, ką jūs jaučiate ir kokius sprendimus jūs priėmėt ir kodėl, kad žinotų jūsų, jūs tikitės, kad žmonės supras, nežinodami, kad jūs apsvarstėte savo galimybės, pasirinkimus, mintis, kad pas jūs buvo ir viena, ir kita, ir kad iš tų dviejų rinkotės geriausią arba viduriuką, kad tie žmonės žino tiek vieną, tiek kitą pusę. Tai kiek matau, jūsų pamoka yra bendravimas, savo jausmų išsakymas. Nesate išmokę pilnai išsakyti savo jausmų, esate uždari, keliate didelius lūkesčius žmonėm. Ko dar nesate išmokę, ir tai veikia jūsų dabartį. Ko dar nesate išmokę, ir tai veikia jūsų dabartį. Ko dar nesate išmokę, ir tai veikia jūsų dabartį. Ko dar nesate išmokę.
paleisti nuoskaudų, paleisti tai, kas jums nebetarnauja, tai, kas jau įvyko ir tai nebeturi galios. Taip, jūs galite jaustis blogai, jūs atrodo, tai veikia. Ir tai tik vien todėl, kad jūs pasirenkate būti tokioje būsenoje. Jums tai trukdo judėti priekį. Tam tikros situacijos, pagalvokite kartais, kad jausmai, ko jūs tai išmokę, ar ko jūs turėjote išmokti, bet dar nesate išmokę. O to, ko nesate išmokę, jums pasikartos. Vienaip ar kitaip, jūsų gyvenimas ves, jūs kaip siela ves, kol išmoksite savo pasirinktas pamokas. Ir visa kita. Taigi jūs turite išmokti paleisti, kas jums nebetarnauja. Eiti tolyn. Taip, paleisite, kas netarnauja. Ta nežinomybė užvaldžiusi jūs neleidžia jums judėti į priekį ir siekti tikslų. Neleidžia tikriausiai ateiti naujiems žmonėms. Neigiamos emocijos, neigiami jausmai veikia mūsų energetiką. Mes automatiškai negalime pritraukti į mūsų gyvenimą tam tikrų žmonių, įvykių, teigiamų emocijų. Kodėl? Nes ta vieta yra užimta, kuom neigiamomis emocijomis, įvykiais, kurie jau seniai yra įvykę ir tai, kuom tie įvykiai, kad juos laikome, ar emocijos mums padės dabartį, pagalvokime, niekom. Jūs įgaunate patirtį, taip, turite pasilikti tai kaip patirtį, bet neužsibūkite per ilgai, neužsibūkite. Tai sustingdo jūs ir negalite judėti į priekį. Ko dar neišmokote. Primenu, ne viskas su jumis rezonuos, nes tai yra bendras tarot kortų skaitimas, tai vieniem tiks pradžia, kitiem vidurys, kitiem galas, kitiem gali tikti ir viskas. Taigi klausykite, su kuo rezonuoja, pereina per širdį, per kūną. Turite jausti, pajauskit širdimi. Su kuo rezonuoja. Taigi, ko dar neišmokote iš praeities. Ko dar neišmokote iš praeities. Ko dar neišmokote iš praeities. Taip, įdomus pamąstymas. Pagalvojau, daugelis žmonių galvoja, kad tarologai yra ar visi psichologai, ar psichiatrai, koučeriai ir taip toliau, žmonės, kuriem jau nebevyksta jokių pamokų gyvenime ir taip toliau, kad jiems, nežinau, ar žinote, nes, manau, kai kurie vis dar yra, girdėjus ir paskaičius, pasiklausius tam tikrų žmonių, kad galvoja, kad viskas jie kaip dievai.
išmokę visas pamokas, taip, dalį pamokų yra praėję, bet tai nereiškia, kad jiem pamokos nevyksta. Jiem toliau irgi vyksta pamokos, eina per gyvenimą lygiai taip pat kaip jūs. Tiesiog jie dalinasi savo patirtimi, žiniomis, ką yra išmokę. Dažniausiai tokie žmonės yra greičiau pažengę. Greičiau galbūt mokosi arba daugiau spėja pereiti per gyvenimą. Bet tai nėra rodiklis, nes jūs galite taip pat būti daug perėję per gyvenimą, bet ar suprantate, kas vyksta, kur yra dalykas. Taigi, ko dar neišmokote? Bokštas yra skausminga korta, nes tai pakeičia, priverčia griūti viską tai, kas nebetarnauja, kas jau jum nebeaktualu kaip asmenybei, kaip sielai. Taigi, matau praeitį tikrai pas kai kuriuos buvo įvykę stiprių įvykių, skaudžių įvykių, artimųjų mirtis, avarijos galbūt pas kai kuriuos įvyko. Gal patiems teko patekti į avarijas. Prieš jūsų akis galbūt kai kurių yra netgi žmonės ar augintiniai žuvę arba radę esate. Tai netektis, skyrybos gal pas kai kuriuos buvo, pykčiai, pas kai kuriuos galbūt teismai. Taigi, tai, kas jūs sukrėtė, labai stipriai sukrėtė ir jūs dar lig šiol veikia, matau. Nesate paleidę. Taip, tokius įvykius yra iš tikrųjų nelengva taip greitai paleisti. Kartais kaltiname pasaulį, kodėl taip įvyko. Bet turėtume pažvelgti, ko tai mus išmoko, stiprybės galbūt. Galbūt, kas netekote mamos ar tėčio, tai ar mes gyvenime mokėjom priimti atsakomybę už savo veiksmus, ar mes dar elgiamės kaip maži vaikai, kas susipykote, ar išsiskyrėte. Ką tas žmogus turėjo mus išmokyti. Kodėl mes traukiame žmonės, kurie mus skaudina, kurie elgėsi su mumis netinkamai, kokia mūsų vertė, ar mes save gerbėme. Praleisti daugiau laiko su šeima reikėtų. Nes didžiausia vertybė yra šeima. Jūs tai atves į šeimą, į gausą. Kai pereisite visą tai, išmoksite, paleisite jūs vieniem, tai bendras biudžetas, gausa, vaikelio gimimas, vestuvės, krikštynos, būsto naujo tikriausiai nusipirkimas arba įsikraustimas į naujus namus. Nebūtinai galite tos namus nusipirkti, galite nuomotis, bet tai
būtų išsikraustimas į naują aplinką, bendrus namus, arba jūs vienas kraustotės į naujus namus, naujos pažintis, nauja meilė kai kuriem. Jausmų sustiprinimas. Taigi linkiu didžiausios sėkmės. Ir primenu, šis tarot kortų skaitimas yra bendras. Dėl privataus tarot kortų skaitimo rašykite man asmeniškai privačią žinutę. Tenais pabendrausime daugiau. Ir būkite aktyvūs, komentuokite, siūlykite temas, klauskite, ką norite sužinoti, klauskite. Aš padarysiu video, išmesiu kortas, pasižiūrėsime, pakalbėsime su visata, susisieksime, pažiūrėsime, gausime atsakymus, kas kur ir kaip. Jeigu jūsų klausimas yra labai privatus, tai tada kreiptis jau privačiai tada. Bet jeigu klausimas yra abstraktus, rašykite į komentarus drąsiai. Pakalbėsime, išmesime kortas, padarysiu video. Taigi, ačiū, kad buvote su manimi. Linkiu jums didžiausios sėkmės pasiekti visą tai. Taigi, ateityje lauksiu kvietimų arba pasidalinimų, nuotraukų. Jeigu nepamiršit per tiek laiko, nes nežinau, kada, kiekvienam skirtingai, kada pereisite visą tai, tada ir įvyks. Vieniem po metų, galbūt po pusę metų, kitiem po 5 metų, kitiem galbūt po 10 metų. Bet kai pereisite visą tai, kai paleisite visą tą praeitį, praeities naštą, kurią tempėte, tas pamokas, kurių dar nesate išmokę, visą tai lauksiu pasidalinimų, bent jau, kad pas ką įvyko krikštynos, vaikelio gimimas, vestuvės, kas išsikraustėte į naują būstą, galbūt kas nusipirkote naują būstą, galbūt iš resursų pusės pasisekė, laimėjote pinigų sumą, o gal algą jums pakėlė. Taigi linkiu sėkmės, kovokit su praeitim, paleiskite praeitį, išdirbkite visą tai, kad pasisektų, kad štai jūsų didžiulis prizas laukia. Ar verta dar tampytis po tą praeitį? Taigi, ar verta pasilikti ją vis dar? Sėkmės jums ir iki kitų kartų.